sakiau, neišdavinėt mane su Rūta. Aš daugiau nieko nedarysiu ir mes čia pabūsim. 3, 2, 1, mušk! Ne, taip dažnai būna su tom skylėm. Taip, aš vairuoju Priusą, jeigu ką. O jo, pas tave Priusas. Sveiki susirinkę į K2 Comedy klubą. Aš esu Markas Žukauskas, o čia yra komisija. Blema, čia geras jausmas. Gerai, šiandien kaip ir visada turime 5 labai skirtingus dalyvius ir 6 labai kvailas užduotis. Turim tikrai labai skirtingus dalyvius. Turime tiktoko kylančią žvaigždę ir turime vyrą, kuris neturi iš vis tiktoko. Turime moterį, turim Kisleką ir Laskovą. Čia jau nelabai, čia realiai paprasti žmonės. Priminsiu dar kartą taisyklės. Dalyviai neturi žalio supratimo, kaip sekėsi vykdyti misijas jų kolegoms. Aš irgi tų misijų nemačiau, visą laiką stebiu su jumis viską pirmąjį kartą. Žiūrėsim, komentuosim, joksimės, dalyvausim. Ir kaip ir visada atsirado prizas. Šį kartą prizas šios laidos bus pirmo sezono užbaigimo proga. Mes dovanosime labiausiai naudojamą šios laidos propsą. Koksai jis yra, sužinosite po to. O dabar pasitikime mano mylimiausią, fainiausią kolegą ir tai yra Arensas. Jo, labas vakaras. Labas, Markai. Sveikutis, Arensai, malonu tave matyti. Sveiki, miela komisija. Na ką, Markai, mes galim pradėti su pirmąją misiją? O kokia jinai buvo? Tai pirmoji misija yra apsirengti taip, kaip norėtum būti palaidotas. Bus labai daug pamatyti ir pirmasis dalyvis dar kartelį išskerdė visas lietuvių žvaigždės raustuose, todėl apie jį pasakysiu tik tiek. Jis yra labai gražus, puikiai taria visas raides, neturi viršsvorio ir yra labai juokingas. Tai yra Antanas Kisle! Taip atrodytų Rolo Motiejūgas, jeigu būtų augęs gangsterių rajone. Ir tai yra Džetskis. Ji man primena Jolantą Leonavičiūtę. Nes abi, kad gautų tokį populiarumą, turėjo užsiminėti rankdarbiais. Tai yra Rūta Ašvidytė. Galim paploti, Rūtelį. Čia visi galėjo taip, what the fuck? Tai reikėjo pasisiūti pačiam, jūs suprantu, Rūta pasisiūo, bet pakalbėsim apie tai po to. Pirmą kartą laidoje turime Antano Kisleko tėvą ir tai yra Andrius Zimaitis. Na ir dabar tikrai paskutinis šio vakaro dalyvis, komikas, kelionių vlogeris ir tiesiog geriausias Manto Stonkaus draugas, Mindaugas Laskovas. Labą dieną. Stonkas norėjo rengtis kaip šliuchai. Šiaip, keista, bet tinka tas minekas tau labai. Ačiū labai. Gerai, tai pradėkime galbūt nuo pradžių, nuo Kisleko. Papasako, koks backgroundas, kaip paskendai. Kadangi nemoku plaukti, tai nori, kad mane palaidotų taip, kaip miriau, plaukdamas tiesiog baseinę. Per Atlantą iki Australijos. Jo. O po to perbėgsiu Australiją dar atplaukęs. Supratau. Ir gal pasideginsiu to pačiu, nes akina tikrai tau baltas pilvas. Ačiū labai. Aš stengiausi. Gerai, judame toliau prie šio vakaro gal tokios pažybos. Tikrai naujas Pokemonas mūsų sąstate. Surinkęs naujos auditorijos į mūsų klubą. Šiandien gal 30-14-mečių parašė, ar juos įleis. Man irgi rašė. Visiems rašė. 14-mečių ar 14-mečių merginų. Va, pirmas dalykas, ką iškirps. Labai gerai. Nes jeigu 14-mečių berniukų, tai pisonako šitą. Gerai, kad atėjai iš čia, nes pisonako 14-mečius berniukus skambėtų biškai per stipriai. Gerai, šiaip įdomumo dėlį. Paplokit, kas atėjo dėl Džetskio. Literaliai vienas bičias neploja, kur kem 5 metų sėdi, nesupranta, kas čia vyksta. Baras neturi darbo šiandien. Jis dėl manęs atėjo. Ne, tai manau, kad nemažai energetinio gėrimo šiandien bus nupirkta iš čia. Gerai, Džetskis yra kaltininkas, dėl ko ši laida vėlavo startuoti. Jisai sugalvojo padaryti misiją neprašytas. Jisai tiesiog padarė avariją prie pat K2 Comedy klubo durų. Kaltas. Ne.
Nekaltas vis dėlto, karočią, nes O kaip su avarija? jisai neturėjo susistabdyti, karočią. Jeigu aš važiuoju, jisai negali stabdyti, mano nuomonė. O koks damage'as mašinai vyko? Man įvyko jam kaip ir nieko, kaip visą laiką, karočią. Ai, tu čia prasileidai? Ar tas pleistras čia? Ne. Ai, nu jo, piso vieną iš kojos. Nieko, smagu, kad nesižeminai ir nešokinėjai, jau pagirimas tau, tikrai šaunuolis, nebūtų Jo. padėję vis tiek niekaip. Jau du žmonės perėdo mašiną dėl šito klubo. Super. Nice. Žvengs komentaruose, kai išeis epizodas Ne, tikrai. aš jau atpratau žvengti, žinai. Jo, Viskas gerai. jo, jo. Rūta Ašvidytė. Girdėjau backstage pokalbį, paplojom, žinoma. Nugirdau backstage pokalbį su Dovilė, tai kaip suprantu, čia yra tavo kūrinys. Nu jo, aš nežinau, aš neturiu didelio paaiškinimo, aš nenoriu sušaltam karstelį, pavyzdžiui, gal ten šalta bus, nežinau. Ir nori būti tokia spalvota, kirminiukam, kur tavo kūną valgys. Gal ilgiau mane prisimintų, jeigu kai uždarnės karstelį vis kyšo skvernas kažkuris ir turi sukamšyti vidų, pavyzdžiui. Toks. Ok, bet nuostabiai atrodo, tikrai super. Ačiū. Šaunuolė, geras dirbinys. O atsiprašau, vienas lygas, o tai tau pohui, kaip ko aš apsirengęs. Pisa, sako, gerai, po. Ble, man, žinok, žiūrint to personažą, atrodo, kad jie natūraliai apsirengi. Man rodos, tu taip eini tiesiog į miestą. Bet papasakok. Ne, aš apsirengiau kaip Sasha Song, kaip homaž, kaip respektą papeint, nes žiūrėjau jų porno praeitą savaitę ir mačiau, kad tipo mirė. Rašė, žinai, ten kaip po dešinę būna tos reklamos. Rašė, kad mirė Saša Song, Nu. o ką reklamavo? Tiesiog Nieko, Nu naujiena buvo, tiesiog. kad tipo Valinskas skriptą pardavinėja, karočią, ir kad Sasha Song mirė. Tai supiso vaibą nebedročinau ir vat nuo to laiko sugalvojau, kad kaip Sasha Song rengsiu. Ble, šiaip geras. Gaila, Saša Song grip, o jetski rip. plojimai. Na, įsivažiuojam. Gerai, Zimaitį, matau politiniai pareiškimai, pasakojom. Ne, aš iš pradžių perskaičiau jūsų užduotį ir pagalvojau, kad jie parašyta, kaip norėtumėt, kad tave palaidotų, žinai, bet nebuvo parašyta, ar tu miręs ar nemiręs. Ten, tarkim, žinai, visokių yra tų pramogų, dovanų, kuponų, ten užpildymai šunim, ten pakalaidinimai miške, dar kas nors. Jeigu, tarkim, būtų savo noro, taip, žinai, kad tave palaidoja, po to turi išsikast. Arba yra toks dalykas, kad realiai yra mokslinis dalykas, kad tave žmogui išfiksuoja mirti, bet jisai po kelių valandų gali ir po dienos atsikelt. Nu, na, Tai- man dar su jo užduotis reikėjo filmuotis. Nu, tai iš esmės, jeigu aš atsibušiu karstę, man reikia būti pasiruošęs, žinai. Kastuviukas, apranga, kad neįsupurvinta outfito, kaktusas, kad deguonės pasigamint biški. Tipo, jeigu yra ragelį bent valandą spyginę, tai galima 10 sekundžių deguonės pasigaminti. Tikras faktas. Bijau, kad 5 taškus gausi, ačiū, Zimaitį. Ir dar paskutinis dalykas, kad jau karstė turbūt bent vienas lavonas, paksą dar pasiėmiau. Tai tiesiog. Tai dar kartą Ačiū. Dar kartą noriu pabrėžti, ant kiek skirtingi dalyviai. Vienas žiūrėjo Purnuchą ir Saša Song mirė, kitas pažiūrėjo intelektualiausiai kaip įmanoma, padarė tiesiog atskirą... Jeigu norėsi patročinti ant bakso, tau gali nuotrauką duoti. Jo, gali... Atšėrė į burną paksą ir važiuojam. Ne, O ką pirmas darytum? kartas. Ateini į K2 ir ten džetskis pakso šerį. Ką darytum? Nulas kovai. Klausau. Ką tu? Nieko, karočią, girtas. Bent neapsirūkęs, bent pirmą. Bent jau kažkas. Gerai, papasako, kaip apsirengi čia, kas... Aš tiesiog noriu būti palaidotas kaip pirmas lietuvis laimėjęs Euroviziją, karočią. Tai, nu, turi kažką paaukot. Tai kiaušus. Bet reiškia prastai su biudžetu, jeigu net šukuosinas Čia- normaliai. Ką Demo čia versija. prisiprotas, Eni? Baig. Parodyk kiaušus man visiems. man įdomu Negaliu yra. dabar rodyti kiaušus. Bet matau, be kiaušų stajakas veikia. Gerai, panašiau atrodo kaip Manto Stongų šliucha, bet vis tiek neblogos pastangos. Plojimai dar kartą Mindaugui Laskovui. Ir kaip visada, kaip mes išsiaiškinsim, kas laimėjo šią rungtį, papasakos Arensas. Jo, traukiam savo telefonus, skanuojam QR kodą ir balsuojame, kas laimėjo šią užduotį. Apsirenk taip, kaip norėtum būti palaidotas. Gerai, šiaip, Džetski, aš norėjau pabazarinti su tavim, nes vis tiek biškai nepažįstu tavęs ir tik tokia tu esi ganėnai pasiėmęs įdomų tokį žoską personažą ir galvojau, koks bus realybėj. Tai šiaip, ką gero, kaip jauties pirmas tavo projektas, jaučiu toksai ant kamerų, kokios nuotaikos. Ką žinau, tiek tipo. Ganėtinai didelį mikrofoną davėt kaip pirmam kartui. Bet pofik, susitvarkysiu gal kaip nors. Ne, tai atlaikysi juodas, bet nu, kaip nebus juodas ir mažas.
Nu, jeigu būtų tikras juodas, tai dar didesnis turėtų. Ne, storesnis turėtų būti mažiausiai. Mes galim išsiaiškinti, kaip sakyti Nika tavo. Aš tą patį norėjau klausyti. Nika? Kad visi žinotų, Jo. kaip tart reikia. Kaimiečiai sako Jetskis, miesčionis sako Džetskis. Beždžionės. O kaip reikia? Kaimiečiai. Tokias Kaimiečiai. dvi kategorijos tai yra. Jo. Nu, aš tai pastebėjau tiesiog. Ne beždžionės, o kurjeriai, bet kaip reikia tarti iš tikrą. Džetskis. Džiaugiai, dabar žinosim, okei. O čia kilo iš vandens motociklų, iš to pavardės, iš kur kilo? Neatsimenu, realiai. Jau nuo 11 metų kokį. Atsibudo vieną rytą ir Nikas įrašytas. Tiesiog Džetskis. Kaip Aš sekasi, Arčiukai? manau, to jūs ir stabdysime. Čia pasakė vairuotojas, kaip prieš jį važiavo. Bet ir išmes šitą, nu kurva. Ne, šitas bus. Ir paskutinėje vietoje ir 1 tašką gauna Mindaugas Laskovas. Ačiū, Mindaugai. Nėra už ką. Ir 3 vietą dalinasi net 2 dalyviai. Ir 3 taškus gauna Rūta Šveidytė ir Andrius Zimaitis. Ir 1 vietoje ir 5 taškus gauna mūsų naujokas Džetskis. Gerai, supratau, tai nieko nelaukiam ir keliaujam į antrą misiją. Kas mūsų laukia dabar? Tai antroje misijoje dalyviai turėjo atsikratyti kūno, o pirmasis misiją atliko Antanas Kislek. Sveiki, koks žavus jaunuolis. Ir Arensas. Šitas dar norėjau paklausti, čia kaip tėvukas, ne prižiūri, kad tipo nesikeikčiau, nedaryčiau nesąmonę. Ai, ne, man pohui. Pohui, ne? Tai tada keikimės nahui, kurva. O ne, nugabenk šitą meškiną kuo toliau nuo Akadų komedijų. Klubo, tam turi 15 minučių. Tam laikas prasideda dabar. Važiuojam. Šito, ne? Jo. O taip mažutė. Važiuojam iki... Bet ble, tekstiorės sakys, kad nenori, kad aš filmuočiau jį. Lyja laukia? Aš man su paspirtuku nuvažiuosiu. Davai, aš noriu, kad tu kartu važiuotum. Aš nevažiuosiu vienas tikrai. Aš nepažįstu Vilniaus. Bet tu Vilnių užaugai. Koks tavo reikalas, Arensai, gali bent biškį paklausyti manęs tiesiog. Kai manai, Arensai, ilgai dar dirbsi šitą darbą? Aš manau, kol nenužudys manęs kažkas. Kai manai, dėl ko tave nužudytų kas nors? Aš manau, kažkas būtų tokio, kad susidėko daugiau daiktų į savo kūną ir man tiesiog iš šikną pradėtų peilis. Jis filmuoja. Dabar. O, va dabar mes kalbame. Aš manau, gausi baudą. Aš negaliu gauti baudos, už ką? Ble, čia neprivažiuosim, reikia suktis. Gašom. Ble. Nepažeidinėsi tikrai įstatymų. 5. 2 sekundės. Ble. Aš bežinok vienu metu įsustoti, aš gal, kad nukrito kažkas. Aš skirtau. Ai, o tu nufilmavai? Ačiū Dievui, ble, kad kas juokinga. Ir dabar pažiūrėkime, kokį atstumą nuvažiavo Kislekas nuo komedy klubo, tiesia linija. Tai tu kažkur tai nuvažiavai iki Balto tilto. Jo. Nebuvo žiauriai juokinga, bet buvo liūdna žiūrėti, kaip tau meškina šikną valgo visą kelią važiuodamas. Darbas toks, nu, tai žinai, už tą dabar rodo per telikai. Nu, ne geriausia man pluoja, bet vis tiek meškinas gavo savo minutę šlovę. Nežinau, kas lieka, nu fainai, nuvažiavai, šaunuolis. Sekantis su Meškinu keliavo Rūta, Laskovas ir Zimaitis. Jie trysia? Aš nenoriu ištirlint meškiną. Ištirlint? Jo, jis tilptų į mašiną, palaukit, pasižiūrėjau. O tu turi dėti? Aišku. Oi, Tai galim važiuoti ar ne? ką žinau, galima. Kur aš mašiną pasitučiu? Ai va. O, blėt, ar pradėjau parkavimą dar? Ką čia, baudą gavai? Jo. Laikyt, sėdam mašiną. 35 eurų, oho. Fagi, kamščiai. Nu, na. Praėjo 2 minutės. 2 minutės. A man bus vietos? Nežinau. Varom tiesiog tolyn. Norite į kokią Ignaliną gal spėtume? Galim. Bet... O ne kamštis. O ne. Kiek baudos gavau? Tu gavai 35 eurų baudos. Taip, aš vairuoju Priusą, jeigu ką. O jo, pas tave Priusas, va, kodėl?
dėl to, kad tai yra automobilių 330 Nokia. O tu dar klausai, ar su taksu važiuoji, tai jau su taksu. Tai aš jau su taksu atvažiavau, jie. Kažką dainuoja Karensai, aš dabar, man reikia nusiraminti. Nes mūsų pasaulyje tik 3 milijonai. Kažkas jau tai panašiau. O kiti žmonės turi teisės, kiti mano varžovai. Kiti yra Kislekas. Ką galvoja Kislekas dar? Nu tai jisai neturi teisę, ne? Su paspirtuku važiavo? Nežinau. Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugui. Aš tai meškai tą katedrą norėjau rodyti. Blet, ne į tą pusę reikėjo važiuoti, kodėl aš norėjau senamiestį rodyti meškai. Kada viskas nurimo ir baigės. Andrius Zimaitis. Jūs gudragalvis, tai nežinau ką pasakyti. Turbūt kažką gudresnio negu aš. Turbūt nestrigo kamštį vidury dienos. Jeigu kas būtų... Bet aš vėl gausiu baudą, jeigu aš dabar pasidaryčiau čia mašiną ir mes nubėgtume iki katedros. Čia jau tavo pasirinkimas. Tuos Kolorado vabalus. Aš nežinau, čia galima važiuoti iš visų. Aš nežinau, kur mes čia važiavam. Gerai, aš apsisuksiu. Žinai, aš kokią prisiminiau. Kokie? Čia Ela, čia Bela. Ne, Arensai, dabar namba. Sena. Čia yra kafeinas meška, bet mes to turim parodyti katedrą. Į vidų neįsim. Dar man skandalo betrūko, kad aš rusišką mešką į katedrą atvežiu. Negausi baną iš tos mašinų kontoros. Tai aš nepažydžiu jokių kelių eismo taisyklių, kokio aš banų turėčiau gauti. Oi, teisingai, atsiprašau. Čia siaubingas sprendimas, ką tai buvo padarytas. Aš daugiau nieko nedarysiu ir mes čia pabūsim. Čiulpano bibi, išuostyk man šikną, suvalgyk kraziną, įdį nahui žartvą jybina skatina. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Ir eidam iki mašinos, kol baudos negavom. Ačiū tau. Nėra už ką, paleis tave. Ne. Nu davai, važiuojam, Važiuojam pasivažinėsim. namo. Lipk. Nežinau. Lipk, lau. Tai atidaryk duris. Oi. Nemoku. Atidaryk duris. Tai man per lango net negaliu atidaryti. Tai rūta, nu. Kam tu langą atidaryk keleivę? Nežinau. Tai moteris žiūri. Nu čia žiūri. Congra pánico ni cue, chingre chingra rarare, congra pánico ni cue. Nežinau. Nu tai viskas, veš mane atgal tada. O tu parkingą buvau užstatęs? Tu durnas, bet aš buvau parkingą užstatęs. Aš tik uždengsiu numerius, čia yra žmonos mašinai parkingą užstačiu, jis jau valandas 7 minutės galioja. Šių 330 sumokėjęs. A, apgavau baudą ir B, nesustabdžiau parkingo dabar. Aš dvigubai moku. Beje, šautautas Vilniaus savivaldybėje, aš kitą dieną parašiau laišką, kad hebra, aš už ne tą mašiną sumokėjau ir ją nuliavo baudą. Oi, tikrai. Bet tikrai su žmogišku veidu kartais būna valdžia. O kiek kartų per Kiek naktį... kartų dar aš? Ne, kiek kartų per Leksunas naktį, skurdžio. penktadienį, kai važiuoju į Islandijos gatvę, įlipa pas tave žmonės į galvą. Aš jau išmokau, kad penktadieniais Islandijos gatvė nereikia važinėti, bet būna, kad susimojuoja, žinai. Kai... Bet jeigu tau tik už kampą važiuoju. Ja. Jeigu ką, Markai, turiu numerį, galim, žinai, Galės pavežioti. Ramu, Rūtelė, kodėl? Kas, kodėl? Kodėl Aš į tą- stengiausi, aš dariau, ką Jo, kodėl tu į tos kiemus įvažiavai? Tai mes Nu, nemoki susirinkome į vairuot, kamštį. kur? Aš galvau, kad šiaip visi bus genijai ir nuvažiavo iki Ignalinos, nes aš iškart įstrigau į kamštį ir čia geriausia, ką aš galėjau, bet pasirodo žmonės tiesiog nervavosi dėl parkingo visą laiką. Tai Bet padariau, ką kodėl galėjau. jūs nei vienas į geležeką nešokote? Aš šokau, aš stovėjau ten, stovėjau visą kelią. Kieme stovėjai, tu ne geležekė stovėjai. Jo, čia geras klausimas, kodėl į katedrą. Kažkaip, žinai, Jo, galima kitą nuotrauką, yra atstumas ir Rūtos, ir Zimaičio dabar. Tai iki katedros Zimaitis davažiavo, Rūta ne kažkur tai taip į Krasnūchą prastai. nulėkė. Na. Bet mes dainavom irgi, čia nebuvo Arensas. O galima ir Laskovo pridėti, man įdomu, koks piešinys gausis. Eik, tu Laskovas, kur tu čia nuvažiavai? Į Kauną. Aš važiavau į Kauną, karočiui. Gerai, čia su vizualu. Čia mano planas toks buvo, bet... Jo, mes per 15 minučių spėjom nuvažiuoti toliau nei Gariūnai yra. wow. Nes tu šokiai jau čia aš- geležeką tiesiog. Aš taip, irgi nes aš šokau į genijus. geležeką, nu kiek galima kartot, nu. Aš gavau baudą, šokau į paniką, tada į senamiestį ir tada supratau, kodėl aš negeležekė, blėt. Nu, bet jau buvo vėl, žinai. Nu jo, Zimatė. Tai važiavom į Aš buvau katedrą. geležekė. Tai tu galėjai Nepadėjo. tiesiog su to meškinu išeiti parūkyti lauk ir viskas. Jo, Ta iš prasme, esmės. Būtų tas pats. Būčiau buvę. baudos negavęs. Jo, realiai visiškai. Ir liko paskutinis Džetskis, tai pažiūrėkime, Senintus tu. Vėl pamiršai. pažiūrėkime kaip sekasi jam. Mašiną naudot galima? Tu vairuoji?
Jo. Gal. O ką tu galvoji, aš adaptuotas? Ne, nesąmonė vairuoti. Bėgam, na, kam iš čia? Baisiai greit bėg, negaliu, ne per seniausiai kelieną susiplėšęs. Ir dar būt gerai, nepis blyną. Jei ką susirinksit mane, karočią. Patikeisim su šitą mergelką toj. Ką, išmečiau? Man atrodo viską, ką įmanoma. Ne, kur tu eini? Pasilik savo, karočią, tos raktus. Aš nežinau, čia jo, ne jo daiktai. Gali gal jūs biškį vietoj manęs paneš. Lipsim ant stogo, bibidėl. Viskas bus gerai. Patikėk manim, seni. Menkysta tu. Sakiau, neišdavinėt mane su Rūta. Kurva. Padugnė. Pakibo ant kiaušių. Gerai, galima daryti. Viskas? Jo. Ačiū tau. Užausytės, atėjau. Nereikėjo išdavinėti. Nu, nereikėjo fingerint tualetę jau kur. Atvariau nusifilmuoti. Susitikau su Rūta Švidytė, karočią, mano mėgstamiausia influencerė. Ble, sako, varau aš, karočią. Galvoju, what the fuck. Nu, okei, nepabazarinom, sakau, nueisiu į tūliką, girdžiu kažkiek garsai. Atidarau duris, o ten Rūta fingerina tą gaidį. Ai, Rūta jį fingerina? Nu, Nu, na, kas čia buvo Rūtelė? Aš atsiriboju. Ei, Ta prasme, nu tik porą mėnesių vienišai ir jau tokias nesąmonės. tu vieniša? Jau nebe, man atrodo, jau nebe. Visos 14-metės galite atsistoti ir išeiti, viskas yra. Džetskis rado savo damą šiam vakarui. 14-mečiai lieka. Jo, bet šiaip sprendimas tiesiog nužudyti meškiną ir anapus iškeliavo, jisai ir jaučiu toliausiai ir nukeliavo, jeigu tai metaforiškai žiūrint. Nu, jo. Jo, bet dabar pažiūrėkime žemėlapį visų bendrai ir dabar prizuminam. Bled, man ADHD yra, aš pamiršau iš tikrųjų užduoti, karočią, bebėgdamas. Gerai, bet suimprovizavo, gavosi juokingai, tai Arensai dabar pasakyk, kas laimėjo ir kokie yra skaičiai. Tai kaip matėme paskutinėje vietoje, nunešęs tik tais 244 metrus yra Džetskis ir gauna 1 tašką. 960 metrų nukeliavęs Antanas Kisliak. Beveik kilometras. Beveik kilometras. Kilometras 660 yra ir 3 taškus gauna Rūta Švidytė. Kilometras 740 Andrius Zimaitis. Ir pirmoje vietoje su 7,5 kilometro Mindaugas Laskovas. Valio. Nu, smagu, Mindelė, atsigauni iš 5 vietos šokį į 1. Ką moku tai vairuoti? Stonkui šoferio reikia irgi, žinai. Jo, primokė mane. Gerai, turime 3 misiją. Jo, ir 3 misijoje dalyviai susitiko akis į akį su Ananasu, o pirmieji buvo tai Antanas Kisliakas ir Andrius Zimaitis. O. Labą. Nu, kas čia dabar? Tikiuosi jo davodis, koks neišlyčia iš kur nors. Turi cooking show? Jo. Kur yra? Ai. Padaryk, kad šis ananasas Būtų kuo nepanašesnis į ananasą. Tam turi 10 minučių, tavo laikas prasideda. Dabar. Gerai. Kas tavo manimo yra nepanašus į ananasą? Nepanašus į ananasą? Ne ananasas. Būtent. Blet, jeigu šitas nukris su du, žinai šitą? Ne. Kas bus? Kur variansai, blet. Nėra tau dabar, kad rūgštumas burnoje yra. Jo. Šitą. Taip. Nes aš pasiruošiu formą ir aš jau žinau, kas ją darau. Aš seniai žinau, ką aš su to darau. Mėgsti ananasas? Nelabai, bet jaučiu turėčiau valgyti. Labai sperma neskani mano tai. Mes dabar turim palikti trumpam patalpą. Kebra, turit kokį markerį ar dar ką nors? Nėra kažko tokio rašančio. Arins, kaip vadinasi žmogus, kuris gerai žaidžia azartinius žaidimus. Lošėjas? Lošimų, kas toksai? Lošimų, iš A raidės, lošimų. Adiktas? Iš 4 raidžių. Lošimų asas.
Ananasas. Jo, bet žinai, iš ko kilęs šitas žodis? Ne. Iš tikrųjų tai yra lošimo ananasas. Bet turėsi man padėti, Arinsai, gerai? Ką reikės daryti? Aš tau pasakysiu. Arinsai, dabar einam. 3, 2, 1, bėg, gaudyk! Čia yra amerikietiško futbolo kamuolys. Joks ananasas tai yra lošimų kauliukas, lošimų asams skirtas. Ne lošimų ananasams, bet lošimų asams. Galima žaisti. Tai aišku, kad durnių galima žaisti. Prasimetam? Durnius su kauliuku? Jo. Tiesiog visi laimė, nes jeigu tu tai darai su šitą daiktą, tiesiog durnius esi. Okay. O! 6. O, tu laimėjai. Didesnis durnius. 6 kartus. Ačiū. Arinsai turi praspirti. 3, 2, 1, mušk! Nežinau, man nepanašu į ananasą, man panašu į perspektyvų futbolo žaidėją. Ačiū labai. Ačiū tau. Čia tau. Ačiū. Šiaip Zimaičio sprendimas buvo kažkaip maloniai atrodė. Atrodė, kad smagu žaisti. Matom lošimo adiktą iš karto. Varom prasimės markelį, po to biškį. Aš norėčiau. Jo, davai. Labai norėčiau. Davai. Jo, aš esu užsiblokavęs, tai nelabai galiu daugiau niekur Bet lošti. žinok, ananasam negalioja. Blokas. O po šio vakar, kai prapysiu štuką eurų, galėsiu pas tave užsiblokuoti irgi nuo ananaso lošimo. Jeigu parveši iki chatos, galėsim užsiblokuoti. Galėsiu tai parvežti iki chatos kitų metų sausį. Tai Jo, gali davai. Kisliakai, tos sprendimas irgi neblogas. Amerikietiško futbolo ananas kamuolys. Jo, galim pažiūrėti nuotraukas. Palyginom su realiais, kaip turėtų atrodyti. Nepataikiau ten, po to man paaiškino, kad turi būti... O kur Zimaičio, kur tikras kauliukas? Realiai, labai puikiai padarytas, spūdinga. Nu. Aš tiesiog kokią 18 užduotį dariau, jau ten pizda buvot, bet ką sugalvota, didžiuojas, man negėda nei kiek, pavyzdžiui. Turėtų būti, bet man negėda. Gėda jaučiu, nes nesakytum taip, jeigu nebūtų gėda. Žinai, tu bandai išsimazinti tiesiog dabar. Tiesa. Gerai, žiūrim toliau. Jo, pažiūrėkime, ką sumeistravo Džetskis. Gerai, pakeisim iškart šukosiną, nes man šitas tiktokerio šukosina nepatinka. Biškai kaip pats savo užsidengsiu, karočią, iš tos. Pas tavai irgi tokia šukosina? Jo, pas mane labiau ant tiktoko. Hairline'ą vis tiek reikia paslėpti, žinai. Smailas, nosytė ir putytė čia išdrošim. Čia yra normalus peilis. Štai jau sujaudinau šiek tiek, viskas stukas bėga. Čia dar padarysim analą. Iš analo skystis neturėtų bėgti. Bet dar labai teka, man atrodo. Bet bėga. Kokie užduotis buvo, jau aš čia pradėjau fantazuoti, pamiršau, ką man čia reikia daryti. Pabandysim vis tiek, mes čia su to putę dar pažaisti, kur aš čia padariau. Tikrai nebus panašus į ananasą. Bus labiau panaši į Bonnie Blue arba Ieva Carter iš TikToko, jeigu žinot kas nors. Labai tight, jeigu Bonnie Blue, tai turėtų būti biški labiau loose. Man užtenka tiek. Viskas? Jo, man nepanašu čia į ananasą. Ir ką čia panašu? Į Bonnie Blue. Bonnie Blue? Jo, žinai, kas Bonnie Blue yra? Jo. Tai čia į Bonnie Blue man panašu labiau. Palauk, nukrito kepurė. Ačiū tau. Būčiau Ir atspėjęs. iš karto galime pajungti palyginimus. Mes jau beveik buvom gavę rėmėjų šitai laidai, bet ką tik nebegausim. Palauk, kur ananasas? Ilgai dar negausim. Šiaip įspūdingas talentas Džetskio viską paversti seksualinį bairį. Man norėčiau surasti daiktą patį labiausiai sunkiausiai, jaučiu pritemptų vis tiek prie seksualinio bairio kažkaip. Tai įspūdingas talentas, o Bonnie Blue Moros dabar kalėjimas grėsia 15 metų Indonezijoje. Už šitą video? Ką? Už šitą video? Jo, nu čia negalim išdirbinėti šią ananasų. Indonezijoje labai šventas vaisius yra. O Džetski, tau dar klausimas, Ieva Carter tiek pat bičių yra permėgus, kaip Bonnie Blue? Daugiau? Nežinau, aš galiu tik liudyti už vieną save. Vienas tai tikrai yra. Putės nelaižiau, iškart pasakau. Nesi taip į rangų ten stanta. Ne, toks pituchas nesu dar. Gerai, ką turime, man rodos, dalykas yra, ne? Jo, ir turime paskutinius mūsų jaunosios kartos atstovus, tai Mindaugas ir Rūta. O
O yra dažų, kokio aš mačiau kažkur dažų, galiu paimti? Gerai. Tau reikės elektros? O čia nėra? Nebūtina. O aš pasiėmiau random spalvas, man reikėjo imti oranžinį, aš noriu, kad čia būtų apelsinų. Šiaip dabar pagalvojau, kad blogai, karočiui. Turim lipnios juostos. Jo. Gali atnešti. Ir gali dar markerį kokį nors atnešti. Gali apelsinus veikti. Ir tiesiog Apelsinų. čia bus apelsinas. Kiek tavo apelsinų paims? Kokius... Ne, geriau mandarino gal, lengviau nusilups. Kokius 10. 10, gerai. Aš turiu kitą idėją. Prašau. Puiku, ačiū, labai puikiai padirbėjai. O pasiskupin, kažkiek, žinai, netarbuosim. Oi, puikiai, puikiai. Į tą pusę, ne? Kokia pala yra daina kažkokia apie mandarinus? Mandarinai jėga? Jo. Pasileidžiu. Žairtų ant smūgio. Mandarinai jėgam. Ką turi kūnas? Rankytes, kojytes, jis bus neįgalus. Taip sugalvojau, bet nebus vienišas. Nes neįgalieji niekada nebūna vieniši. Mes niekada nepamirštam neįgaliųjų. O dar žairtus ant smūgio, žinai, dainų? Ne. Penktadienį papiet, beveik 10:16. Mes lėkėm autostradą, mūsų greitis žinau 19. šitą. Bet žinai, kad jie supusifikėjo. Kas taip? Supusifikėjo vienu momentu. Kas supusifikėjai? Žasai. Ne. Pradėjo sakyti, kad pūtis nepatinka jam. Ne. Jie apie mandarinus dainas pradėjo kurti, kai seniau undergroundinį roką darė. Ai, nu bet tai ką? Kas daryt? Šiaip aš tik dabar pagalvojau, o kodėl pas jūs ant stalčiaus kopūstas yra tiesiog prie rūbų. Tiesiog šypsu. Keista darbovietė, blemba labai. Darbovietė / gyvenamoji vieta. Jeigu tu Arencai kažkas šio laiko įkaitų, sumirksėk 2 kartus. Na, kiek mandarinų galima užsilemti? Tu žinai, kodėl aš tos mandarinus taip valgau? Dėl to aš nes vienintelis maistas, kurį man duoda. A, galvojau, kad rėmėjai mandarinai. Kad rėmėjai mandarinų. 2 neįgalus draugai, absoliučiai nepanašus nei vienas nei į kopūstą, nei į ananasą. Ačiū tau. Aš pasiruošiu šį kažkokį buką. Ačiū tau. Man patiko stebėti Rūtą, kaip jinai po jau kokias minutės užsikniso nuo Arenco japinimo. Tiesiog žmogus daro projektą ir Arencui, nu tai kėlė buvo pakalbėti tiesiog. Aš norėjau padainuoti. Toks atrodė dialogas, kaip įsivaizduoju ofisuose, kai būna virtuvėlį prie pietus. Tas vienas kolega, kur tiesiog random dalykus. Žinai, kad žasai susipusifikavo. Jau tikrai išmetinėjau, that's crazy, man. Vau, seniai, gerai istorija. Tikrai. Pažiūrėkime į Rūtos palyginimą, ką jinai iš tikrųjų norėjo padaryti. Nu gavas, kažkas gavas. Šiaip Rūta vėl labai kūrybiškai pažiūrėjo. Taip. Jo, Rangai tavo dalykas. Mūsų dar kūrybinė grupė nusprendė, kad panašu dar ir tokį dalyką yra. Jo, labai šitas tikslus. Pritarim. Gerai, o yra fotkė, kaip padarė Laskovas? Jo, ir dabar palyginkime, kaip atrodo 2 neįgalieji draugai. O laukiau šito. Ką čia stumėt ant mano draugelio, kurva? Laskovai, kas buvo pas tave per idėją? Aš iš pradžių galvojau, kad reikia sunaikinti ananasą, po to pagalvojau, kad jis turi būti nepanašus į ananasą, aš galiu jį aprengti. Koks ananasas su peruku yra? Nė vienas ananasas nėra su peruku. Ananasas, kur turi žmoną, bet penktadieniais nesako, ką veikti. Nesako, su kopūstu kažką daro. Labai myli putę, sako per intervą. Tai čia realiai, čia višiai gražulis, jisai slepės, kad su kopūstais pisasi, tipo, tiesiog. Jo. Klausimas, ar gali ananaso kelnes prisisega ar ne? Manau, kažkur egzistuoja nuotrauka, kur gražulis su ananasu fone tiesiog prie kompo sėdi be maikės. Gerai, važiuojam toliau. Jo, ir dabar galime traukti savo telefonus, nuskanuoti QR kodą, pažiūrėti, kaip atliko visi dalyviai šią užduotį, o mes einam į 15 minučių pertrauką ir grįšime. Pasipildom taures, prabalsuojam ir sutinkam už 15 minučių. Ačiū. Gerai, grįžtame po pertraukos. Labai malonu visus matyti, smagu, kad visi grįžote. Ir aptariam rezultatus, nieko nelaukdami, Arencai, varyk. Jo, ir paskutinės rezultatai, tai paskutinėje vietoje ir 1 tašką gauna Antanas Kisliak. Eik, tu nahui. Ne, Amerikietiškas futbolas neina Lietuvoje. neplokit. Gerai, važiuojam toliau. 4 vietoje ir 2 taškus gauna Rūta Švidytė. 3 vietoje ir 3 taškai Džetski. Nes taip žmonės nubalsavo, dėl to ir 3. Čia galima... Pamoka jaunimui, balsuokit, blėt, pradėkit balsuoti jau dabar.
Tai jau išjungta. Bus alaus, na. Čia grinai džetskio auditorija, tai tiesiog toks pat dar vienas. Ir pirmoje vietoje ir 5 taškus gauna Mindaugas Laskovas. Palamindė, tu esi laimėjęs šitą? Nesu, aš tik antrą kartą čia esu, karočią, apšė. Tai tu gal laimėsi šį kartą? Man bohai, žinok, aš atėjau dėl gero laiko čia, ne? Dėl gero laiko atėjau. Skambink Stonkui, sakyk, metu darbą, nahui, viskas. Aš žvaigždė. O atsiprašau, prizas bus už pirmą vietą kažkoks. Taip, turime prizą už pirmą vietą. Monika Liu girdėjau, įsiskyrė. Išpistą ananasą bus galima. Tikiuosi, gal ir Monika bus prizas. Bišis susilaikė. Aš galvojau, aš buvau žoskiau galvojau, bet biškiai autoritetą išlaikė, maldėt. Gerai, žiūrim toliau. Aš norėjau publikos paklausti, ar pasipildėt bokalus? Negali gerti auditorija. Jo, negali gerti auditorija. Bet pasipildė bokalus ir mūsų dalyviai. Tai pažiūrėkime, kaip sekėsi jiems kitoje užduotyje. Ir pirmieji yra Rūta ir Antanas. Nu. Ir ką? Prašau. Na, žiūrim, ką turim. Labą. Sveikas. Išgerk stiklinę vandens, jei misiją įvykdysi taip pat kaip kitas dalyvis, taškų negausi. O kas dalyvauja? Laskovas. Laskovas surūkys per šitą vandenį. Man reikia ją išgerti taip, kaip neišgers kažkas kitas, jo? Taip. Išgert vandenį vis tiek esmė išgert. Jo. Sumaišyti su langu skyščiu, pavyzdžiui, kaip toks variantas. Tai jeigu aš, tarkim, guliu. Čia kitaip. Visą informaciją misijos kortelė nuspręs. Nu, ten nieko nėra, Naransai, tai tu man pagelbėk. Turiu šlangą kokią. Šlangą? Ne? Tai ką tu turi? Išskyrus žavėsi. Buvau. Aš merginą turiu gerai. Čia kokie smagos. Šotais gersi? Jo, sakyk man tostus. Sakyk tostus. Jo, ir aš to gersiu. Už mamą. Už tai, kad galimai laimėsi komisiją? Už to kroksus geriam. Gerai. Jo, Už laidos vedėją. už laidos vedėją. Už kurį dalyvį nori išgerti? Už tą psichopatą. Sleka? Kas tu vandenį alergiškas? Aš nemoku plaukti. Nu ir paskutinis. Už tave. Teisingai. Už mane. Ačiū tau. Šau. Ačiū tau. Apgailėtina, va! Kislekas taškų negavo ir vos nepaskambino. O Arensas neturi šlangos, bet turi merginą. Labai irgi įdomi situacija. Būtent jis turi šlangą, dėl to turi merginą. Šiaip man patinka tavo mačo įvaizdis prieš Rūtą. Ta prasme, tavo šiam štukų followerį man nieko nereiškia, aš turiu merginą. Ne, jis nepralaužiamas. Tu nedrįsk, jis nepasibaisėjo to komplimentų, jam šlikštų buvo. Šlikštų, kad tu savo leidai. Gerai, kad neapspjovė? Atrasu. Tikrai, Arensai, mamos, šaunuolis esi, tikrai, myliu tave. Aš ne. Ne, tu myli. Jį myli Jis turi merginą. Ne, tai aš myliu, bet meilė nėra abipusė, būna ir taip, kad... Jo, ir dabar pažiūrėkime, kaip sekėsi seksualiajam Mindaugui Laskovui. Čia skaitos, nes atsigėriau. Nes šiaip tai atsigėriau, žiūrėk. Visa informacija misijos kortelė. Bet atsigėriau. O visa informacija misijos kortelė. Išgėriau. Ačiū tau. Bet už tai Stonkus moka. Mindė darė maždaug tai, ką daro 5 metų vaikai namuose. Kur tėti, žiūrėk, atsigėriau. Aš prieš darydamas galvojau, kad jie vis tiek galvos, kad blemba negaliu daryti šito, nes jaučiu Laskovas šitą daryti. Aš tikrai galvau, kad bongą pasigaminsiu iš šito. Ir paskutiniai vandenį geria tai išmintingas Zimaitis ir tiktokeris Džetskis. Wow, du keiščiausi, skirtingiausi žmonės. Įdomu sužinot, kokie kiti dalyviai. Jo, galiu pasakyti. Mindaugas Laskovas, Antanas Kislekas, Andrius Zimaitis, Rūta Švidytė. Smagu. Jeigu aš išgersiu paprasčiausiu būdu, gali būti, kad niekas neišgers paprasčiausiu būdu. Žinai, kaip bus? Visi normaliai bandys kažką ten išgimdyti, o aš normaliai atsigersiu ir gausiu taškus, netiki?
vandens tai bus. Ačiū tau. Bet iš ko būtų galima gerti vandenį? Dabar yra labai madinga valgyti maistus iš maišų. Mes dabar persipilsim šitą gamtos stebuklą į maišelį. Ir kol neištirpo maišelis, mes geriam. Viskas? Jo. Maišelis tuščias. Nėra taip skanu kaip ne iš maišelio. Ir aš tikiuosi, kad tai vertėjo bent to fucking taško. Nemirk, prašau. Ne viskas gerai. Čia Zimaičio situacija buvo, žinai, kai tūsinį festę prasibundi tiesiog žiaurus, užtroškęs palapinį ir iš bet kur jau vandenį geri. Tiesiog jau iš bet kur yra vandens. Čia tikrai nėra blogiausias dalykas, iš ko esu gėręs. Bet man patiko momentas, kad jūs abudu galvojat vieną kryptim. Aš norėčiau padaryti socialinį tyrimą. Davai po šios laidos turi džetskis dviese eikite alaus išgerti barą. Aš noriu sužinoti, kas būtų per kombo čia, kas išsigimdytų iš to. Davai. Ir jau Sūnų iš kalėjimo. Tėvas su sūnum, į žemės graibimą pripildė. Davai, pasdu. jau parai tik tokas susikūręs Zimaitis. Pisau Mikutavičių iššykna su marisiečiai. Gerai, baros parodėm visus, Arens, jeigu neklystu. Taip, ir po šios rungties 3 taškus gauna Mindaugas Laskovas, Džetskis ir Andrius Zimaitis. Kaip tu vertinai? Nes jie išgėrė ne taip pat kaip kiti. Ok, supratau. Bet ar galima sakyti, kad išgeria? Ką išgėrė? Vandenį. Atsigėrė vandens. Atsigėrė, biškai palaižė. Kas? That's what she's... A jūs norit, kad anuliuotume Mindaugui taškus? Aš tik keliu klausimus. Ką kiti galvoja? Va dėl to tai ir vieniša rūtė. Keli klausimai. Per daug klausimų. Aš tiesiog laukiu, gal tu pasakysi, aš nebegalėjau dar kartą. Jau būtų patyčios. Jo, jau būčiau lipęs ant galvos, jo. Kai tiek laiko mes gimui, kažkaip per daug laiko klausimam lieka. Taip, 5 misijoje dalyviai turėjo susirasti draugų, o pirmas ieškojo Mindaugas Laskovas. Sveikas, McLarensai. Labas. Vadina tave kas nors taip? Ne, pirmą kartą girdžiu. Padaryk taip, kad tave kuo greičiau užkalbintų. Nepažįstamas žmogus, tavo laikas prasideda dabar. Šitie žmonės nesiskaito. Ai, čia nesiskaito, bet aš tai jo nepažįstu. Nu, na, o kurie žmonės skaitos tada? Ne komandos dalis. Einam, pasimsim kavos, dar kažko. O jeigu žmogus man pirmas pasakys labą dieną, tai čia jau skaitos, kad mane užkalbino? Gerai. Tyla kažkaip, ne? Mes atėjom ir tyla užėjo irgi. Sveiki, labą dieną, labai malonu, kad užkalbinat. Nori, ką nors, ką nori, Arens, ką tu paimti? Karamelinės makiato vidutinė. Karamelinės makiato vidutinė. Aš noriu pasakyti, kad mes su Laskovu atėjome į tą kavinę, ten kokie 8 žmonės ir tiesiog mirtina tyla pasidarė, kai užėjom. Ten tai buvo nejauku. Jūs apkalbinėjau prieš jom įeinant. Bet aš pavaišinau Arensą kavos. Ačiū Dėl tau to, labai. koks jis nuostabus žmogus yra. Gal galim paploti Arensui, blem, už tai, koks jis nuostabus žmogus yra. Nemeluokim, nebuvo kava ten. Nu ten jo, tu gerai skystą. Hujatama. Skystą tortą gerai tiesiog. Man tiesiog cukraus įbėgi. Karšto cukraus skysto galima. Nu čia tokia, kaip jūs tiesiog kavos atsigėrėt, bet misija kaip ir įvykdyta. Aš nemanau, kad daug taškelių gausiu šitą. Nu, žiūrėk, pagalvosim dar, pažiūrėsim, pamatysim. Nu, pažiūrim kaip toliau. Jo, ir pažiūrim, kaip sekėsi mūsų TikToko žvaigždėms, tai Rūtai ir Džetskiui. Jūs man visi čia realiai nepažįstami. Ar nebenorit jau bendrauti su manim niekas? Taip, bendravom šiltai, o dabar jau viskas. Baigėsi. Tai einam gal į lauką, ar ne? Einam į lauką, ką čia? O tai čia aš turiu priverstą žmogų per prievartą? Komanda nešnekės. Ten ką tik praėjo. Ne, nešnekės? Tai mums reikia į lauką? Kuo greičiau? Palauk, kuo greičiau? Jo, jau praėjo 20 sekundžių. Nu tai nežinau, einam lauką. Taimerio nėra, tipo per... Tu turi kuo greičiau. Ir tu negali pirmas, turi tave pirmą užkalbinti. Ai, aš negaliu nieko sakyti. Nu, tu vėl, karočią, pabūk tas, kuris surinkė man viską. Tai tu bėg. Tavo laikas eina.
Einam. Tai tu tarmozinė, Arens. Man reikia kažkokių įdomybių. Jeigu su kirviu eičiau. Nu tai gal kažkas paklaus, kodėl aš einu su kirviu. Nu, tave pirmą turiu užkalbinti. Tai jei aš pulsiu žmogų su kirviu, ar čia skaitot, kad užkalbino mane? Nežinau, pažiūrėsim. Kas vyksta? Dėkui, seniai. Labai lengva buvo. Reikėjo, kad pakalbėtum su manim ir viskas. Iki vėliau, seniai. Bet aš negaliu pult ant žmonių. Čia net nėra žmonių. O galiu pamajon? Skaitom? Ačiū tau labai. Viskas gerai, mes nesukapasim. Amba biškai galėjau greičiau pradėti sprintuoti. Pas mane labai ADHD yra, ar kaip ten, ar MDMA, Bibi žino, karočią. Prašau. Žiūriu, aš tau noriu atiduoti savo mašiną, karočią. Aš, Rūta, tik dabar pastebėjau tavo kepurių geimą. Tu čia darai kažkokią kepurių geimą, nes kiekvienoj misijai tu vis skirtingą kepurę kažkokią. Aš dariau kepurių geimą, taip. Šaunuolė, pastebėjau. Ačiū. O kiti pastebėjot? Ačiū. Kerbelis turės nedidelį užsakymą, kad... Džetski, kas per kišenės pas tavį yra, paaiškydavo? Nežinau, nu galėjau atiduoda šiam tą audinę, matai, kurio vis tiek sukūliau. Sukūliau. Išlindo šilutė biškai iš jo, ką tik. Kad ir koks miestietis bando būti su kūliais audinė. Bet šiaip gerai įvykdė misiją. Bičiukas nesuprato, kas vyksta. Maladėts. Tai fizrukas čia mano, karočią, kaip tik sutikau. Nesukūliai misijos, taip. O man to bičiuko biškai gaila Rūta, nes jis toks galvoja, o mane merga užkalbino. Ir švilpukas ir išeina. Jo, aš labai pasimečiau. Aš gailėjaus po to. Man reikėjo... Jis norėjo sakyti, kokio gabalo klauso dabar. Marijonas Mikutavičius, 3 milijonai. Pavlojam, nu jeigu būna geras bairis, reikia, pavlojam. Baseinė lengviau plauk nei šitoj laidoj, blė. Kur tas bičiukas, jis realiai jaučiu jo pasitikėjimas baisiai krito, nes jis galvoja, kad jis tiesiog nesuskebėjo pasveikinti normaliai. Jis įsėmė ausinę, sveiki, ate, viskas, ką? Viskas? Jo, aš nebuvau pasiruošęs su kirviu, kokį pasiaiškinimą turėčiau turėti. A, jam būtų tikę, iš jo akių mačiau, jam būtų tikę jo. Nu, bet ką padarysit? Jeigu ką, tai parašyk Rūtai, gal yra dar šansas, gal pataisysi situaciją. Jeigu Džetskis leis... Dabar... Jo, atsarginis. Nebenoriu aš jau jos, jinai konfliktiška. Nu, Rūtelė, nieks tavęs nenori, nu ką darysi? Ir gerai. Baigiam, viskas, man reikia palaikyti liežuvį. Sakė, jinai Safai ir baigė santykius, aišku. Jo, kažkas, ką sakė Safai prieš 2 mėnesius. Baigiam. Gerai, Arensai, jau įsivažiavome, paliekam Rūtą ramybį, tavo dėmesys. Safas pasakė. Tai sekantis pokalbę ieškojo Andrius Zimaitis. Na, jis eilinį kartą vėl prievartaus per tą laidą. Maitin? Na, iš Arados dabar jau žaidžiam. Iš papo. Aš turiu pasakyti tavo vardą? O, užkalbin. Ačiū tau. Užkalbinai. Turi mane užkalbinti. Gerai. Bet tu tiesiog taip iškart fizinį kontaktą į žmogų. Čia jau aš supratau, I'm too old for this shit. Čia šitą užduotim, kad jo. Tiesiog, jaunas berniukas, atsigulsiu. Jo, ir seniai, greičiau negu per minutę. Sutvarkėt reikalus. O koks jausmas buvo paliesti jauną vaikiną? Nu, nugarą bandžiau liesti, kažkaip nieko nejausiu. Manęs tikiuosi neliesi, kai pripisim. Tu jau nieko nebejausi tada, kai mes pripisim. A, tai va, aš jas paikinu apie... Toks mažas, tipo pas te. Pamatysi. Oi, dramas. Vis tiek pritėmė prie seksualinio bairio, ta prasme. Vis tiek viskas nukeliavo į analinį seksą kažkokį. Bet tokiai, man tinka. Oi, ne, pana. Ne, pana. Man tinka, kad juokauju. Tomašui netiko, dėl to jo čia nėra. Jeigu prasalošiant ananasinių kauliukų, žinai, ten nebūtinai kešą reikia atskaitinėti. Atsisėsi ant ananasinio kauliuko tada. Einam, toliau, Arensai, dabar padarom biškį pauzę, kad išsikirptų gražiai. Ir keliaujame į kitą epizodą. Kas vyksta, Arensai, toliau? Pažiūrėkime, kokius žmonės nori kalbinti Antanas Kislekas. Gerai, einam. Pizdu galim su džempuoti. Bet aš galiu daryti, ką noriu, aš tik negaliu kalbėti pirmas, ne? Jo. Gerai.
alaus arba laimėsiu šitą užduotį. Reikia patvirtinimo. Įveskite kiekį. Pasirodo, niekas netikė amžiaus parduotuvai, kaip perki alų. O, sugrįba. Tai čia į kur dabar suvietas? Gerai, tavu, kas susinė, pasinė, davai. Kaip tavo vardas? Antanas. Marius. Malonu. Malonu, brali. Iš kur tu? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Iš Jeruzalės. Iš kur? Iš Jeruzalės. Geram planui A visą laiką reikia gerą planą B. Ne tik, kad užkalbino, vardą paklausė. Gaila, kad net pažino, aišku, nes YouTube'ai daug ten viską prifilmuoti, tai yra mato žmogus, be interneto gyvena, bet... Jie jau matė, kad aš esu alaus pirkęs, tai nekalbino dėl to parduotuviai, nu. Bet blembai tiesiai irgi fizinį kontaktą čiuvelis jos tim. Aš galvojau, net pažins tėvas, bet pizna. O kaip kvapas buvo šiaip, kaip? Nuo manęs? Ne, nuo jūsų bendras, moros, tu sureagauti. Normaliai, nu nieko, ką, nu, aš benami nematęs, nu, padovanojau alaus žmogui, dieną padariau gerą. Atėmiau po to, nes norėjau gerti labai. Šiaip galėjo ateiti už parduotuvės išgerti, manau. Galėjo, bus kitam epizodai jisai. Tiesiog Antanas čia išeina iš Klajimo podcast'o, su juo pradeda podcast'ą daryti. Leis tiek istorijų turėtų jau čia eina, na. Ir nereikėtų moterim persitikti. Žinau, kad meluoja, žinai, kiek jis turėtų. Faktų. Tiesiog, bet visur būtų tiesa tiesiog. Bet man, šita mano mėgstamiausia užduotis buvo, gausiu benamiu pakalbėti, man patiko. Tai gali daryti. Manau, kad dažniau darysi. Gali tai savo norų daryti, nereikia šios laidos. Man reikia susipažinti, kad kai tapsi, jau pažinočiau visus. Po truputį rekrūtinti visus, jau gali kurti savo būrį kažkokį. Taip, baigėsi ir žiūrime taškus. Tai paskutinėje vietoje ir 1 tašką gauna Mindaugas Laskovas. Oi, blema, tikrai, biškai per anksti tau dėjau karūną pergalės. Gal galim ne pagal laiką taškus? Žiūrim pagal laiką, 4 vietoje ir 2 taškus gauna Antanas Kisliak. Eiktina. Bet misija įvykdė puikiai, paplojom tikrai, pakeliam. Neduoda prizų. Širdžių čempionas. 3 vietoje ir 3 taškus gauna Rūta Švedytė. 3 sekundėm greičiau užkalbinės Andrius Zimaitis. 5 taškai. Sorry, Taip, ir paskutiniai misijai dalyviai turėjo parodyti savo pakavimo sugebėjimus ir misiją atliko visi dalyviai. Labą. Iš kitos pusės atėjo. Gerai, apsimetu, kad nesiekiu, nes operatorius ne į tą pusę filmavo, bet... Blebiškai gąsdina mane daiktų įvairovė čia esanti. Čia man? Surprizas, ar? Kaip fainai. Padaryk taip, kad būtų kuo sunkiau... O kur aš jau anksčiau laiko pradėjau. Padaryk taip, kad būtų kuo sunkiau išlūpti šį saldainį. Tam turi 5 minutės. Tavo laikas prasideda dabar. Išlūpti. Tu lūpysi. Bus matyti dar. Kokie tavo nagai? Mano nagai pusiau nukrapyti. Aš negaliu iš šikną susikišti savo galiu. Šitus panaudoti, ne? Jo, viskas čia nais. Tu norėtum tokio saldainį? Čia labai neskanus saldainį. Ne. Čia top neskaniausias saldainį. Bet man patinka. O galiu klyjų užvaryti tiesiog. Koks čia saldainis? Čia griliažas. Patinka griliažas? Ne. Senas žmogaus dantinų tai yra pavojingas. Kiškim gal į popierių, jeigu įmanoma. Per mažas biškį. Nu ja, taip dažnai būna su tom skilėm. Man irgi taip sako, per mažas biškį, bet tik biškį taip po. Koks savo planas? Bandysiu supakuoti kuo labiau saldainį, kad tau būtų sunkiau išimti. Tu supranti, kad čia gali gautis bomba, tiesiog kažkoks sprogstamasis įtaisas. Na, ko šį pačiu? Atrodo kaip dropas jau šitas dalykas? Čia toks į fantaziją saltų tokį galėtum gal parduoti, jeigu laikytus normaliai. Fantazijos saltai parašykit, mums reikia rėmėjai. Aš turiu daug fantazijos, patikėkit jūs manim. Aš tau galėčiau, pavyzdžiui, pirštus ištraukti ir negalėtum niekad išpakuoti. Bet tai ne tokios taisyklės. Nedirbi telegramą kartais. Pala, bet aš jį galiu pripūs balioną. Tiesiog, kad mums linksmė būtų. Padaryk taip, kad būtų kuo sunkiau išlūpti. Nu tai gerai. Oi. O smirda šitą varšį. Kažkur šitą virvę gal? Čia santechninė virvė. Zateškiai man daugiau. O hamutas palauk yra kažkas kita, ne? Ne, man atrodo tas pats. Čia telegramo dropas yra iš tikro. Kas sekantis palies pydaris iš karto. Bandyk išpakuoti dabar.
Nežinau, jau belenką aš čia realiai dedu. Nu, blemba, visai sunkiai, man atrodo, tokį atpakuoti dėl saldainių. Bus gerai, manau. Viskas bus jau. Jo. Ačiū tau. Ir ant istorijos metraščių. Ačiū. Nu tai Zimaitį, kada dropą esi ėmęs, ką ėmėjai? Iš kur tokios žinios? Aš tik tai mėtau, žinai, tai. Ne, esi ėmęs dropą, taip, nu... Ne, galiu ant, nežinau, ką prisidėti. Ant pakso. O tai iš kur, žinai, kaip dropai būna supakuoti? Draugas pasakoja. O Džetskas nueisi malaus papasakos. Tokie vaizdžiai esi ėmęs dropą, tu pasimetė. Tu pasimetė. Ne, gerai, backstage papasakosi, ne prie kamerų. Kas tu mentas? Ne, jis mėto dropus dėl to. Man čia įdomu, ar iš manęs. Kam metu tą pataikau? Ne, man įdomu, ar mano dropus ėmė tiesiog. Pašnekėsim, matau. Mes galim pažiūrėti, kaip atrodo dropai jau pagaminti dalyvių. Džetskio atrodo kaip kalėjimo ginklas kažkoks. Kaip Bonnie Blue atrodo. Arba kaip Marsiečio bibis, kaip jis ten sakė. Aš bandau pritraukinėti, nes mane nėra kur trauktis, nieks manęs neremia, tai gal fantazijos, gal tu kažką. Kaip manai, kalbint, nieko karočią, nu, tai bebe žinau. Ja, pas Rūtą atrodo tiesiog kaip paprašai mamos, kad tau iš kito miesto atsiųstų flešiuką ir taip įpakoja. Kaip kiekviena siunta iš Vintada, identiškai atrodo. Man sumuštinis taip pakuodavo į mokyklą. O kodėl ten ant knygos padėta Lietuvos istorijos? Kas ten iš jūsų? Jis norėjo pratingesnis už viską, kaip visada, blėt. Kad Džetskis nenorėtų net liestis prie šito daiktą, jeigu jis išpakuotų. O toliau aš turiu kortelę ir Antanai ateik, perskaityk ją. Kodėl aš, naiktinak, bus R raidžių pridėta, ne? Aišku, vienintelis, kuriam... Rasai, na. Prašau. Kas čia vyksta? Čia... Man nieko nesakė, kas čia live misija? Kuo greičiau išlupk pasirinktą saldainį, greičiausiai saldainį išlupęs dalyvis laimės. Taigi, turėsim gyvą užduotį, tai turim saldainius, jums reikės juos išpakuoti, rinksis paskutinis dalyvis, kuris turi mažiausiai šiuo momentu taškų, galės rinktis pirmą saldainį. Ir taip toliau, ketvirtas, antras ir taip toliau. Bet aš mačiau, kad trūksta dar Lasko saldainio, tai pažiūrim. Kur eini? Padaryti taip, kad kuo sunkiau būtų išlūpti saldainį. Turim šaukštą. Suka vėl kiemą reikia. Vėl bėgam per perį. Nors norit, kad labai sunku tikrai būtų. Išlūpk. Aš baigiau užduotį, jei ką. Ačiū tau. Išlūpsi, Arensai. Neik, Arensai. Taigi neik, Arensai. Nu, Ereli. Jo, tai dabar žiūrėkit, palaukit, aš toj ateisiu, atnešiu toj, palaukit, jūs pašnekėkit. Šiaip nėra sunku, reikia palaukti, kol ant šakos saldainis užkips ir randa pato. Nebesvaik. Čia taip prisnygo? Čia fake, viskas fake. Oi, tu nafui. Neaišku, ar saldainį ar mano brolio ieškau. Arensas įplauk nemoka. Sargiai. Blem, ant kiek oras nepadėjo, ne, su šito bitu. Ant kiek oras sugadino šitą bitą. Gal kai išeis video bus prisnygę? Nu nebent. Ne, Hebra, prisnygo, jopšik man. Minus. Dabar jis supiso pilnai, nes jeigu nebus sniego... Žinok, +5 prisnygo. Taip, bet kai išeis video, gal bus sniego. Ahui, znait. Nufilmuojam du teikus, kad neprisnygo ir kad prisnygo. Jo, padarom. Oi, kaip nėra sniego. Oi, kiek daug sniego. Gerai, bus viskas, užfilmavom. Tai gerai, tai turime dabar visų dalyvių saldainius ir kol kas paskutinėje vietoje yra Antanas Kislekas. What? Jo, tai tu, Antanai, gali rinktis pirmas, kurį nori saldainį išpakuoti. Ai, kieno išlupt? Jo. Tai Laskovo. Prašau. Čia nesąžininga, mano saldainis Trakuose yra maždaug dabar šiuo metu. Nara ieško antrą mėnesį. Yra paskelbta tavo saldainio paieška Facebook'e. Kartu su Mykolu. Bet aš nenoriu valgyti šį girležas, nahui. Aš nenoriu valgyti šitą šūdą. Tau tik tais išlupt reikės. Jis neišlupo. Tai mes lupsim visi kartu. Atim dar vieną tašką jam už atskalbinėjimą. Girležą, blėt, iš visų saldainių šitą išsirinkot. Tiesiog akmenų pridėta, blėt, į šitą. Dėl to ir skęsta. Pašol tu na. Realiai žvyro šokolado plėtą. Jo. Toliau renkasi Rūta. Kuri nori? Aš noriu nepolitišką nuomonę Jetskio. Jetskio.
Ateik, Prašau, paimk. kaip bežionė pasakiau, ar kaip kaimietė? Pamiršau. Abu. Mindaugas Laskovas, kurio nori? Zimaičio. Zimaičio, prašau, ateik. Toliau yra Džetskis, kuri nori lūpt. Ar Kisleko, ar Rūtos? Tai aš tą Vintedo paketą imu jau, mes čia su Rūta vis tiek susivaibinę esame. Ta juoda, ne? Tiesiog ką tik kaimietį ir bežionį išvadino ir sako, susivaibinę esam. Man atrodo, lupsi ją iš mesginių šiąnakt. O Nebūtinai, čia tik mano nuomonė, nebūtinai. ir liko Zimaičiui, bet Kislekas sakė, kas pirmas palies tas pidaras, tai prašau. O, lošimų pidarasas. Pidaras. Taigi gerai, atsisėdam į savo vietas ir po mano švilpuko pradėsim lūpti savo saldainius. O pala, o galima naudoti priemonės kažkokias? Ką norit, kaip greičiau turėsi išlūpti? 1, 2. Kas čia vyksta, na? Tu Kislekai irgi dalyvauja. Ai, žiūrėk, Aš nerandu saldainio. Kur saldainis? baigęs mandravojimą iki sleka, ne, nuo žemės, kai Pas klipo mane tą nėra pasiemi. saldainio. Turi būti. Kur? Ką Realis. tu čia padarai? Kur? O, radau. Išjungi žmogų, blė. Tu baigiai? Rūta gauna 5 taškus. Padėk man. Ne, Skiriamės. aš nenoriu liestis. Skiriamės. That's what she said. Į ką jinai sakė ir ką tu sakai. Pasiduodu, na. Turim dar pasidavėlį, 0 taškų. Atsiprašau, underwhelming performance, nu bet ką papys. Gal galit Mūsų muziką? saldainį. Antanai, Tavo tau saldainis gražino atskrido. saldainį. Gražinkit saldainį Antanai. Nematau, duokit. Labai norėjai Aš ištiknus. fanam Ačiū labai. Ačiū labai už saldainį. Ai, pala, galėjau pasirašyti, kur, na, pohu. Išlupau, karočią. Suvaliai. 4 taškai, Mindaugas Laskovas. Vos neužmušiai žmogaus. Maisto karas. čia Antanai, vyksta. gaudy. Tu neturi progreso jokio, tu stovi vietoj. Pasiduokit, Andriu. Ai, nu okei. Palikit tą senjorą ramybėje, man. Jam dar namo su autobusu važiuoti, nepykit. Nepataikiau. Ne, girdi, Hebra, užteks mėtytis. Nu, brandos biški. Zimaičiai. Otani studijai. Čia buvo visų laikų atletiškiausias Kisleko pasirodymas. Yra Otani, yra Ontani, nakui. Ta prasme, yra Čia video. beisbolo fanam 2 žmonėm Lietuvoje. Kislekas, kai bus šiam 5 metų rodys savo anūkam, kaip tarsi būtų į kažį įdėjęs, o man pagalvoju. Už šią misiją 5 taškus gauna Rūta Švidytė. Jei. Pagaliau. Mindaugas Laskovas 4 taškai. Taigi, turime rezultatus, bet gal nori pristatyti, koks tai yra prizas? Taip, labai noriu pristatyti prizą ir cituoju vieną iš laidos prodiuserių. Šitą prizą įsteigėm dėl to, nes užpiso, kad visi jį dedasi ir norim tiesiog atsikratyti. Tai sako, vietoj to, kad mestumė šiukšliadėžę, atiduosim tiesiog, kad jūs išmestumėt, jaučiu. Tai ką mes šiandien turime, tai yra legendiniai Antano Sadausko kailiniai. Su šitais kailiniais Antanas yra prajudėjęs daug vietų, daug afterių buvęs, tai jie turi daug kvapų, daug istorijų įsigėrusių, žinokit, saugokit arba tiesiog išmėsite. Jų vardas yra Monika Kailių. Nespėjau natai. Neblogai, Zimaitė. Žinok, už šitą bairį mes tau atkirpsim rankovę vieną. Duosim tiesiog jo. Taigi, paskutinėje vietoje su 9 taškais liko Antanas Kislek. Nei kiek negėda. Gėda. Biški gėda. Tai čia gėda. Bet, ble, tokį saldainį, nu kurva. Ne, bet nesaldai nesmė, Antanai, šiaip, nu, nesistengiai. Gerai. Dar galvoju. Pisa nuotaika. Ne, viskas gerai, šiaip šunuolis, viskas gerai. Paskolinsi 20 man. Easy, sėdi. Taigi, judame toliau. 16 taškų ir antrąją vietą dalinasi Džetskis ir Rūta Švidytė. Ir be. Written in the stars. Dalinasi 3-4 vietą ir vakarė gal ir lovo dalinsis, ką? O! Dalinasi būto nuoma. Nu, aš tai specialiai pačiaukinau, nes sakė, kad Monika Liu per pertrauką nebus. Tai, Ne, man baisu, baigit, man baisu. Džetskis tiesiog taip sulygino su Monika Liu, tokį pagodos prizą pasiemęs ir jis čia skaito, kad jis čia hitina paną, jis čia skaito, kad aš tikrųjų. Ir Rūta vis tiek jaučiu pasirašys.
Sorry, Rūta, atsiprašau. Galvoju, nebus jaučiu tai blogai, kai sutikai ateitą, ne? Rašysi komentarą, Tomašas geresnis buvo. Nes aš irgi rašysiu. Ir 19 taškų. Ir pirmą kartą mūsų komisijos istorijai pirmą vietą dalinasi Mindaugas Laskovas ir Andrius Žemaitis. Wow! Malonu, Andriau. Panevėžys reprezent. Panevėžys! Kas iš Panevėžio? Yra visą. Davai. Kaip ir sakėt, Andriau, vieną rankovę, jūs vieną. Davai. Jeigu šitą užsidedi, pradedi nuomą imti iš draugų. Tinka! Maldauju, dabar nenusimaukit ir iki baro nueikit. Taip, ateikit tiesiog. Gerai. Ačiū visiems. Taip, ačiū visiems labai, kad dalyvavot, ačiū, kad reagavot ir buvot su mumis kartu. Prasiplojam, padėkojam mūsų dalyviam. Paplojam mūsų vedėjai. Sau pasiplokit. Paplokit savo, logit Arensui, kai žiūrite per YouTube, palaikinkit, pakomentuokit, kad Tomašas buvo geriau. Pakomentuokit, kas patiko, kas nepatiko. Ir susitinkam naujam sezone. Taip, iki.